Pažiūrėkit, mėlyje, ką turiu. Į mano lauką atėjo drakonas. Drakonas aš jį pavadinu Barkaną. Su drakonu aš turiu ypatingą ryšį, ta prasme su drakono energijomis. Nes pas mano DNK yra lygiai taip pat drakono energija. Aš ją turiu iš praeitų gyvenimų. Ir kai prasidėjo mano kelias, kurioje grinai ėjau į regresiją, tai kai prasidėjo ateiti man atsiminimai, po vienos regresijos, po kitos regresijos, žinote, kai paskui prasideda vienas atsiminimas ateina, kitas atsiminimas ateina ir tada jau jisai tu spontaniškai pradedi prisiminėti, net nereikia net į regresiją, tu pamatai daiktą ir tu tiesiog prisimeni, kur tu buvai su to, kur tu buvo tavo tas ryšys su to daiktu, ką tu darai. Taigi šitą lauką, kai atėjo mano drakonas, kaip ir sakiau, pavadinau jį Barkaną. Tai Barkaną jisai yra mano kuratorius, mano vedlys, mano dvasinis vedlys. Ir jisai lygiai toks pat baltas drakonas. Ir jisai mano pirma pažintis, galiu papasakoti, kaip aš jį pirmą kartą pamačiau, pajaučiau. Tai buvo maždaug prieš 6 metus. Tai tiesiog pajaučiau, kad kambaryje yra toksai ugnies kvapas. Tiesiog prieš einant miegoti galvoju, iš kur čia tas yra ugnies kvapas, ateinu prie lovos, kažkas tai dega. Kažkas tai taip stipriai kvepia, tiesiog net nekvepia, o tiesiog grinai ugnies kvapas, tai net įsigandau, galvoju, kas dega, kas ten kur kūrena. Aplausiau, vyras irgi buvo tam kambaryje, sako, niekas niekur nedega, apėjom visus kampus, niekas nieko, viskas gerai. O kvapas toks stiprus, tai buvo vakare, jisai atėjo pas mane ir paskui jisai, aš kaip tik jau tada buvau, jau reikį jau turėjau, galvoju pasileisiu reikį, gal čia kažkas ne to atėjo pas mane į mano lauką. Reikį pasirodė neveiksmingas, tai tiesiog tai tas kvapas dar daugiau sustiprėjo. Aš taip ir prabuvau vieną dieną, antrą dieną su tuo kvapu, neradau, galvoju, kažkas tai ne to. Ir paskui į astralinėme plane jisai atėjo, būtent tas drakonas, aš paklausiau jo vardo, jisai pasisakė vardą. Ir jisai papasakojo, tiesiog parodė man savo vaizdinius, tiesiog kur aš buvau, kokį ryšį turėjau su tuo savo kuratorium, su tuo drakonu ir būtent tada jisai parodė man, kur mes buvom, kas mes buvom ir mūsų praeitį, mūsų gyvenimus, kuriame mes buvome kartu. Tai tas kuratorius yra, kažkada tai buvo praeituose gyvenimuose mano tėvas, tai kaip sielos prisiriša prie sielų, tai norėjau tai pasakyti, nes sielos, kad ir kitame lygmenyje, jos tiesiog neprisiriša, o iš tos meilės jos ateina padėti, ateina vesti, jeigu tai yra, jos duoda savo užduotį, jeigu vaikas tu išeini į kitus pasaulius, tai ta globojanti siela tiesiog nori būti su kita ta siela ir duodasi savo užduotis tiesiog vesti, padėti tame kelyje. Tai tokiu būdu atėjo mano šitas kuratorius, drakonas Barkaną. Jisai taip sakė jo vardas. Tai tokias mano patirtis su juo. Ir dabar netgi kitą kartą jisai jau, kai aš esu jau šiek tiek kitame jau lygmenyje, jau sąmonė prasiplėtusi, jau daugiau viską matau, daugiau pažinčių turiu su tuo dvasiniu pasauliu. Jisai buvo tas pirmasis kuratorius, kuris mane pravedė pro tuos vartus, parodė, kas yra ir ką dabar. Jisai pastoviai taip nebūna, kaip anksčiau būdavo. O anksčiaugi būdavo kiekvieną dieną, kiekvieną naktį jisai ateina su manim bendrauja. O dabar aš turiu tik tai pasikviesti, kad jis ateitų. Ir dabar kas keiščiausia, kaip tavo sąmonė jinai keičiasi, kaip jinai plečiasi, tai dažniausia tas kvapas, jisai tapo toksai gaivios ugnies ir oro mišinys ir toksai lyg salsteliais, toks labai malonus kvapas. Tai kas rodo, kad tai yra aukštesnis tas pasaulis, aukštesnės vibracijos ir tas kuratorius, jisai aukštesnių vibracijų ateinantis į žemę padėti žmonėm, tai ir jisai sakė, kad turi ne vieną, kuriam jisai dar turi padėti. Tai ne vien tik tai jo vaikai, bet ir tos sielos, kuriam jisai nori duoti tą stiprybę, ugnies galią ir išmintį. Tai ką jis man po biškį neša, tai tą jis ir neša.
Ir aš kiekvieną kartą su juo bendraudama labai esu nustebinta kiekvieną kartą su juo bendraujama, kažkaip stebiuosi ir geriuosi, netgi geresnis žodis, geriuosi jo išmintimi, jo giliomis frazėmis, giliomis tiesiog mintimis. Tai va taip norėjau papasakoti, žinau, kad kiekvienas irgi turite po savo kuratorių, kuris jums atveria vartus į tą patį pirminį, pradinį įėjimą į tas platesnius sąmonės vandenynus, į tas aukštesnės vibracijas. Tai ir tas kuratorius jumis ves tol, kol jūs būsite jau kitokios būsenos, kol jūs jau stipriai stovėsite ant kojų. Ir kad ir vaikas, ne, mes taigi jiems esame visi vaikai. Tai ir jie visą laiką linkę mus globoti, bet kai jau vaikas pabiški jau tampa, kaip sakant, savistovus, ne, kaip jau savarankiškesnis, tai jau jie tik tai stebi iš tolėliau ir padeda, ir aišku, ir kai tik tai pakvieti, tada ateina, bet jau visas stebėjimas vyksta iš tolėliau. Taigi lygiai taip pat ir man. Barkana ateina tik tai, kai aš ją pakviečiu. Labai taip kitąkart net pasiilgstu jos kvapo tokio. Ir kuo sąmonė daugiau išsiplėtusi, kuo priklausoma dar nuo tavo vibracijų, tai pastebi, kad tas kvapas keičiasi. Taigi čia kitą kartą gali būti pas jūs ateiti ir tie kuratoriai, kuriuos jūs galite palaikyti kaip iš tamsiojo pasaulio, kaip iš žemesnio astralinio lygmens, bet tai gali būti klaidingas požiūris, nes tai viskas priklauso nuo jūsų vibracijų, nuo jūsų sąmonės įsiplėtimo dažnio. Ir kai jūsų vibracijos tampa aukštesnės, kuratorius, būtent tas, kas jūs laikėte tamsiuoju kažkokiu žiniu ar kažkokiu tai tamsiuoju vedliu, ar tai kažkas tai tokio, kas jums nepatiko vienu metu, jis pradeda ryškėti, šviesėti ir tu pamatai, kad tai yra tavo kuratorius, tavo vedlys. Tai kaip ir tada sakiau, kad tas toksai degėsio kvapas, tai toksai kaip lyg tai buvo pirmą kartą, kai pamačiau, toks grinai degėsio kvapas ir toks lyg tai degtų malkos kažkas tai tokio, bet tai buvo nelabai, bet ant tokio stipraus kvapo, tai aš dar tokio gyvenime nebuvau jaučiusi ir tiesiog užuodusi. Tai tokie įvairūs kvapai gali būti, galite juos užuosti. Bet tai viskas priklauso nuo jūsų vibracijos. Paskui tas kvapas jisai tampa švelnesnis, saldesnis. Ir dabar, kai jis, sakau, ateina, tai jaučiasi toksai gaivus, karštas, gaivus, ugnies kvapas su tokiu salstelėjusiu, tokiu prieskoniu. Tai va taip būna, kai tu keitiesi ir kaip kuratorius pasirodo kitame dažnyje.